Mes turim daug tokių pavyzdžių mūsų pasaulyje. Pavyzdžiui, galime prisiminti, kad seniau istorijai žmonės galvodavo, kad Saulė sukasi aplink Žemę. Bet matematikai, kurie apskaičiavo visus planetų judėjimus ir Saulės judėjimą, kaip mūsų žvaigždės, įrodinėja visai ką kitą. Jie sako, kad mūsų Žemė sukasi aplink Saulę. Pirma, tai buvo padaryta matematiškai, tai yra filosofiškai apmąstant, kas galėtų būti besiremiant matematiniais faktais. Ir tik vėliau tai buvo perkelta į tikrą gyvenimą, kai žmonės sukūrė tokius įrankius, kuriais galėjo įrodyti, kad iš tikrųjų Žemė sukasi aplink Saulę, o ne Saulė aplink Žemę. Taip pat buvo surastas ir Neptūnas. Mokslininkai apskaičiavo, kad kažkas paveikia Urano trajektoriją, lyg kažkokia dar planeta būtų netoli, kuri temptų link savęs Uraną. Ir matematiškai tai buvo kaip ir įrodyta, bet realiai ne. Vėliau, kai mokslininkai turėjo pakankamai įrankių, jie įrodė, kad iš tikrųjų mes turime tokią planetą kaip Neptūnas. Dar vienas išradimas, kuris buvo padarytas matematikų pagalba, prie jo prisidėjo Einšteinas, tai yra juodųjų skylių egzistavimas, kas iš pradžių buvo įrodyta tik matematiškai ir tik vėliau mes galėjome padaryti nuotraukas ir pamatyti juodąją skylę ir kaip ji galėtų atrodyti, kas yra labai įdomu. Taigi grįžtume šiek tiek prie Pitagoro